Jau filmuoji? Spaudė mygtuką ir rašėtų? Ko norėtum šiandien aš galiu? Galim pašnekėti apie meną. Galim, taip, labai norėjau, kad jūs pakalbėtumėte. Bet aš galvoju, kad meną yra svarbu apie meną nešnekėti, bet kiek daryti meną. Kai tu eini, pamatai kažką, kas tave įkvepia, tuomet tu gali sukurti. Ir aš dabar nekuriu meno. Aš dabar tiesiog gyvenu, imu pojūčius iš gyvenimo, jaučiu kažką ir tą kaupiu ir kažkada, kai susikaups, tada kursiu meną. Žinai, kur yra geriausias vietos menų Vilniuje? Ne, bet labai įdomu sužinoti. Žinai, aš skaitau iš AMC, nuėti pasidėti su žmonėm, tenai. Dar yra geros vietos, žinai, kur? Cozy yra labai jauku, pasidėti. Irgi su draugais, su kebra pasidėti. Aišku. Man, pažiūrėjau, kas tikrai nepatinka, tai čiliakė. Čiliakė prašūdas. Ką manot gėjų teisės Vilniuje? Kaip jūs reaguojate? Aš esu tolerantiškas, manau, kad tolerancija yra pagrindas. Šiuolaikinio žmogaus mąstymo. Man tu tai nepadėsi. Yra netolerantiškų žmonių. Ką dar papasako tavo? Kokią meną labiausiai mėgsta? Kokioj formoj? O, aš manau, kad menas... Gal norite arbatos, atrodys labiau bohemiškiau. Ačiū už arbatą. Gal cigarečių turite? Gal turit cigarečių? Ne. Aš manau, apie ką mes kalbėjom? Sutrūkdė. Kokią meną formą nuvesti? Imkit šitą be cukraus. Aš ką tau pasakysiu? Oi, gerai. Gal be mėsos irgi aš. Vegetaras. Aš vegetaras, jeigu mėsos. Tai mėsos nėra arbatai. Menas tampa vis laisvesnis. Nebėra tų meno formų. Menas sintetinasi ir sintezė yra iš vairių meno formų ir tai jau nebelieka to. O žodinė ir fizinė meno forma. Pas panelę gražus megztinis norėčiau pastebėti. Pasukit kamerą? Tuoj, palaukiam. Čia.